Taigi pradedam 100 Porsche Challenge'ą ir turim visiškai išskirtinį egzempliorių. Tai yra pirmasis Porsche atvykęs į Lietuvą. Pirmas, vienintelis. Jo pirmas savininkas buvo legendinis lenktynininkas Stasys Brundza. Čia mes turime 1977 metų 911 Targa S modelį. Ir Targa pasirodė todėl, kad Amerikoje kabrioletai buvo ties išlikimo riba dėl JAV taikomų saugumo reikalavimų. Tai Porsche sugalvojo tokį nei tai kabrioletą, nei tai kupė. Jis turi nuimamą stogą ir iš tikrųjų tai yra puikus automobilis Lietuvos vasarom, kai neaišku, ar čia balandis, ar čia spalis, ar čia kupė, ar čia kabrioletas. Įdomus faktas, turi tik tais vieną veidrodėlį. Oro aušinamas variklis. Tokią emociją tai tiesiog net sunku perteikti.